Labas rytas, gerbėmėjai futbolo sirgaliai ir Marijampolės televizijos žiūrovai. Savotiškos futbolo atostogos tęsiasi nuo praeitų metų rudens, bent jau transliacijų žiūrovams. Bet gera žinia yra tokia, kad atrodo po truputį jau jos artėja į kontrolinių rungtynių pradžią. Beje, teisėjauja šioms rungtynėms taip pat marijampoliečiai, aikštės pusė esantį jo kolegą, Vilius Stebį. Minėjau apie Sūduvos kontrolinės rungtynės, ne pirmos kontrolinės rungtynės yra ir FK Garliavai. Vėlgi, kaip čia jas į antras, pirmose oficialiuose kontrolinėse rungtynėse Garliava rezultatu 0-3 nusileido Vilniaus Riteriams, o čia labai pavojinga situacija ir Arnas Pičius smūgiavo po komandos draugo perdavimo, Smitas Dohometo. Puikiai sužaidė individualiai, ką moka šis žaidėjas, tą moka, ir matėme, teko būti Marijampolėje ir vakar, buvo laisvo laiko ir pažiūrėjau kontrolinės rungtynės tarp futbolo akademijos Šiauliai bei tos pačios Alytaus Dainavos, perdavimas link tolimo virsto ir dar viena labai pavojinga proga, Dohometo dabar griebėsi už galvos. Sakyčiau taip, Sūduvos ekipos gynyba keliose situacijose toli gražu nebuvo pavyzdinė, o čia dabar pražanga. Štai toks ilgas perdavimas, kamuolys gan ilgai, kalbant apie žaidimą gynybą. Dar viena 8 minutė. Berods Nojus Akinis, 23 numeris, 26 Airidas Kabošius ruošiasi žengti į aikštę. Čia kalbu apie Garliavos futbolininkus. Kabošius 26, Nojus Akinis 23. Šie 3 žaidėjai pasirodė aikštėje. Į baudos aikštelę neišmuša vienas iš gynėjų gerai kamuolio ir dar vienas, sakyčiau, etatinis komandos kapitonas, bent praeitame sezone, Aleksandras Živanovičius, kaip minėjau, šiandien ruošiasi žaisti kitose rungtynėse. Dominikas Simleris užsidirba ir geltoną kortelę. Už tai tokį Smito Dohometo stabdymą. Ir dar vienas žaidėjas Garliavoje, Dominikas Pašlys, 14 numeris, irgi atrodo